šiandieną mes pasižiūrėsime per taro, apie ką yra lapkričio energijos, ką jos atneša, ką jos žada, ką reikėtų atkreipti dėmesį, kuriuo keliu galbūt kai kam keliauti. Ir kaip visada pasirinkite, kuri pozicija, kuris numeriukas jums yra arčiau širdies, kuris labiausiai jūs traukia, kad jums atneštų pačią reikalingiausią, pačią tiksliausią žinutę. Jeigu jums reikia daugiau laiko, tada sustabdykite video, kad galėtumėte tiesiog išjausti, po kuria krūvele yra jums arčiausiai pagal pajautimą paslėpta informacija. O aš ilgai nelauksiu ir pastumsiu kitus numeriukus į šoną, kad galėčiau pradėti nuo pirmos pozicijos. Ir po vienetuku pasižiūrėsim, kokia informacija slepiasi jums po vienetuku. Kągi jums atneša vienetuko energijos. Dėsiu iš šono, kad netrukdytų, bet kad matytumėt, kad tai yra vienetuko energijos. Dažnai renkasi žmonės savo sielos kelio numerį, arba jeigu nėra iki 9, tai renkasi numerį pagal tokį, koks yra arčiausiai širdies. Ir pasižiūrėkim, kągi jums čia atneša šiandieną šitas skaičiukas. Jisai jums patarė, kad nereikėtų forsuoti, nereikėtų per prievartą keliauti, eiti, daryti kažkokių žingsnių šiame gyvenime. Viskas turėtų būti iš, nesakysiu, kad lengvumo, bet tiesiog turėti tą tokį balansą, netgi tada, kai atrodo labai jau tamsus laikotarpis, atrodo niekas nesiseka, atrodo niekur nespėji. Ir vat per tą tokį tiesiog priėmimą situacijų galima atverti širdį tam, kas iš tikrųjų turėtų ateiti į jūsų širdį. Galbūt jeigu jums yra labai sunku kažkokiu laikotarpiu, tiesiog leisti kitiems jums padėti, leisti kitiems priimti pagalbą, kad jums duotų kažkokios pagalbos, kad jūs galėtumėte tą pagalbą priimti su atvira širdimi, nepastumti. Ir jeigu jūs sąmoningai, nesąmoningai tos pagalbos prašotės, tai jūs tą pagalbą tikrai ir gausite. Ir lapkričio mėnuo jums yra galbūt apie tai, kad vis dėlto tai yra Skorpiono energijos, labai daug kas lenda į paviršių, ypatingai šiuo momentu gali būti išlysti seni santykiai, senos žaizdos pradėti lysti, senos situacijos. Ir tiesiog, kad nepasiduoti tai energetikai, reikėtų pažiūrėti, galbūt kažkas jums padėtų išsiaiškinti tos dalykus, galbūt kažkas kažkur padėtų jums, ar tai kažkokias atsivėrusias žaizdas padėti išsigydyti. Tai nebūkite vieni, nes ieškant ir priimant pagalbą visada yra daug lengviau vienetukas tvarkyti su užklydusiomis negandomis. Apie kągi dar yra lapkričio mėnuo jums? Apie svajones ir apie drąsą. Tai nebijokite svajoti, nebijokite drąsiai eiti į savo tikslus. Nesvarbu, kad jeigu atrodys kitą kartą ir sunkoka, tas kelias gal netoks, kokio norėjusi, nėra toks lengvas, kokio norėjusi, tačiau jums tikrai netrūks drąsos siekti savo užsibrėžtų tikslų, kad ir kaip atrodys kitą kartą sunkoka pralipti per kažkokius išbandymus, per kažkokias susikloščiusias situacijas. Priimkite tą drąsą kaip palaiminimą, priimkite tą drąsą kaip pastumimą, postumį į savo svajonių, savo vizijų siekimą, į tai, kur veda jūs tas kelias. Nebijokite atsiverti kitą kartą tų, atrodo, jau užverstų knygos puslapių
ir pasižiūrėti, ar visos žaizdos jau yra išgydytos, ar viskas tenai jau yra lopyta, sulopyta, kas jums atrodė, vat aš jau susitvarkiau tai, bet pradedate pastebėti, kad vis dėlto išlenda ir galbūt atneša ne visai tokių mielų situacijų, kokių jūs norėtumėte. Galbūt tai jums gali padėti trukdyti, kuriant savo svajonių gyvenimą. Galbūt tai jums gali trukdyti susikoncentruoti, kokios mintys jūsų gyvenime yra apie tai, kaip jūs norite vis dėlto uždirbti pinigus. Kokius pinigus jūs norite uždirbti, kas jums yra apie finansinę gerovę, kas jums yra tai, kas yra gausa, kas trukdo kelią į tą gausą. Galbūt jūs turite kažkokių neužbaigtų reikalų su savo giminės vyrais, su savo vyrais, galbūt su tėčiu, galbūt seneliu, galbūt iš praeities dar yra kažkokių nepabaigtų reikalų tenai, galbūt atrodė, kad jau viskas yra tvarkoj, viską jūs tenai kaip ir atidirbot, tačiau vis dėlto kažkokios išlendančios situacijos jums parodo, kad vis dėlto ta karma, kurią iš praeities, iš protėvių jūs paveldėjate, su ja reikėtų susitvarkyti, jeigu jūs nenorite, kad tai jūs ir toliau persekiotų. Tai nebijokite iš tikrųjų atsisukti į save, į savo gilį, į savo vidų, kad pasižiūrėti, kasgi tenai jums trukdo siekti savo svajonių. Ar tai yra santykiai, ar tai yra karjera, ar tai yra gausa, nesvarbu, apie ką yra jūsų svajonės. Jūs norite mylinčių santykių. Vadinasi, jūs, jeigu to neturite, jums kažkas trukdo, jūs norite eiti savo susikurtų finansiniu keliu, tai žiūrėkite, kodėl jums nesiseka, kas yra, kad jums nesiseka. Kažkokios praeities programos, praeities situacijos, galbūt tėvų kažkokios klaidos, jų tėvų klaidos jums vis dar trukdo susikurti santykius tokius, kokių jūs norite. Tvirtus, aiškius, su daug meilės, su daug pagarbos vienas kitam, su daug sąjungos. Tai vat trukdo jums ir tiesiog vat žeidžia jūs netgi galbūt. Lapkričio mėnesį jums labai daug ateis tokių patikrinimų, ateis tokių situacijų, kurios primins, apie ką yra jūsų pačių kelionė šiame gyvenime. Kur ta siela pas jūsų dar vis dėlto neranda aiškumo. Kas tai yra, kad jūs atrodo, kad angelai jūs pamiršo. Iš tikrųjų, jie jūsų nepamiršo, bet su savo problemomis jūs turite vis dėlto tvarkyti patys. Jeigu jums trūksta kažkokio aiškumo, tai klauskite ir jums bus atsakyta. Ieškokite net neieškokite, o išgirskite atsakymus, kurie jums ateina per vienur ar per kitur. Žiūrėkite, ar tai, kokiu keliu jūs einate, iš tikrųjų jau esate pasiruošę, ar dar vis dėlto reikės pradirbti kažką. Labai reikėtų daug susirinkti žinių, informacijos apie tai, kasgi jūsų protėvių, jūsų giminės sistemoje jums vis dėlto dar trukdo. Tai primins iš tikrųjų, iškapstys iš jūsų, primins jums tas tokias senas kažkokias gilias žaizdas ir kada jūs su jomis pradėsite tvarkytis, kada jūs su jomis pradėsite, iš pradžių susipažinti, jeigu jūs jų dar net nematot, jų net nepažįstat, jums reikės dar su jomis net susipažinti, bet kada jūs jau žinosite būtent, kur ir kame jūs turite fokusuotis, kada jūs žinosite, į kokią pusę jums reikia eiti ir būtent kokius dalykus jums reikia atidirbinėti, jūs pamatysite, kaip daug lengviau jums viskas pasidarys. Ir atrodo, ta širdgėla nebe tokia gili,
Ir atrodo jau ir tie angeliukai jūs labiau girdi negu prieš tai galvojate. Ir atrodo, kad jums vis dėlto yra tas Dievo palaiminimas, tų angelų sargų, tas ar nevedimas. Tiesiog jums reikėtų prisiminti, kad reikia nebijoti tam visam atverti širdį, nes jeigu jūs esate visam tam užvėrę kelius, esate užvėrusios savo širdis tam, tai žinokite, tai negali pas jūs ir ateiti. O jeigu jūs galvojate, kad atrodo viskas jau padariau, ką aš turėjau padaryti, tai tikrai pas jūs ateis daug tokių priminimų, kad, na, ar tikrai tu jau viską padarei, kad tu galvoji, kad jau tau tas apdovanojimas turi būti. Ateis priminimas toks, kad pasižiūrėk, ar tikrai dar tau netrūksta nieko visame tame. Kaipgi, kągi jums tai duos? Kągi vienetukas jums duos šitas kelias, kuriuo jūs, kiek daug kortų, kuriuo jūs turėtumėt eiti ir daryti tuos žingsnius. Kągi jums tai duos? Susirinkim kortas, kuriuos sugalvoju palakstyti. Pasižiūrėkit, kągi mes turim čia. Kągi jums tai duos? Jums tai duos vis dėlto tokią atspirties tašką, kuris leis jums pradėti matyti, kad viskas, ką jūs darote, nėra veltui. Leis jums išeiti iš tos tamsos, kurioje jūs galbūt esate šiandieną, kur jūs tikitės vieno, o gaunate visai ką kitą. Kada jūs, atrodo, jau praradote visas viltis, turėti meilę, turėti džiaugsmą, turėti pasisekimą, turėti aplink save tokį didesnį stabilumą, jums leis tai vis dėlto išjausti ir visą savo esybę pajausti, kad tai, kokiu keliu jūs eisite lapkričio mėnesį, kokiu keliu jūs rinksitės eiti lapkričio mėnesį, jūs tiesiog širdimi jausite, tiesiog tuo vidumi jausite, kad būtent tai ir yra tai, ką jūs turite dirbti, atidirbti, kad jaustumėt tą tokį tvirtesnį pagrindą po kojom. Ne vien tik tai, kas liečia finansus, ne vien tik tai, kas liečia gausą, bet tiesiog jūsų pačių tokiai vidiniai ramybei. Tai vienetukai būtų tokios žinios, o toliau aš keliausiu į dvejetuką. O dabar keliaujame į dvejetuko poziciją. Apie ką yra lapkričio energijos dvejetuką pasirinkusioms? Kągi jos nori atnešti jums? Naujas kelias, naujas skyrius, naujos energijos, nauji norai. Tai jeigu jums atrodo, kad niekas nesiseka, viskas byra, viskas griūva, tai yra todėl, kad jums yra atveriami nauji keliai, naujos galimybės. Galbūt jums atrodo, kad jums labai viskas nesiseka, tačiau iš tikrųjų tai yra ženklas, kad jums atėjo laikas pradėti kažką naujo. Arba visa tai, kas griūva, susidėlios taip, kad atrodys kaip nauja. Nes kitas gyvenimo epizodas, kitas gyvenimo tarpsnis, jisai nebegali būti toks, koksai buvo, nes jis jau turėtų būti daug geresnis jums. Todėl viskas atrodo ir byra į šipulius, bet iš tikrųjų taip nėra, nes jūsų laukia daug geresnis rytojus, daug geresnė ateitis ir daug geresnis šio mėnesio energijos, kurie susidėlios jūsų ateičiai. Apie ką tai yra? Apie jūsų gerbūvį, apie tai, kaip jūs jaučiatės, kaip jūs turite jaustis. Galbūt paskutiniu metu jūs jaučiate, kaip sunkiai jūs tempiate gyvenimo naštą ir tai jūs taip spaudžia, tai jūs taip sunkiai visą tai tempiate savo ant kupros ir todėl ir griūva kai kurie dalykai, kad leistų jums pagaliau atsikvėpti.
tai yra jūsų pačių geroviai, tai yra jūsų pačių sveikatai, jūsų pačių gerbūviui, nes jeigu jūs ir toliau turėtumėte tempti visą tai savo ant kupros, jūs tiesiog sukluptumėte ir nebegalėtumėte atsikelti. Jeigu kažkas griūva aplink jūs, griūva tai, ką jūs nesąmoningai pasąmonėje jau esate nusiplanavę sugriauti, bet tai atsitiko netikėtai, todėl kad jūs nesėmėte jokių žingsnių, tai žinokite, kad tai ateina į tai, kad jums yra nutiesiami nauji keliai. Jūs nenorėjote priimti sprendimo, jūs nenorėjote padaryti jokio pasirinkimo, jūs tiesiog laukėte, kad kažkas įvyks, kažkas atsitiks, kažkas nutiks. Taip ir buvo. Svajojote apie savo geresnį rytojų, svajojote galbūt apie geresnius santykius darbe, galbūt svajojote apie geresnius santykius meilėje, galbūt vis laukėte tos gerovės ir nieko nedarėte, nes jums tai buvo patogu. Tai dabar, jeigu viskas griūva aplink jūs, priimkite tai kaip faktą, kad visata paėmė viską į savo rankas ir daro būtent tai, kas yra jums geriausia. Ir jūs čia jau nelabai ką ir pakeisite, nes jeigu jau niekaip nesėmėte to sprendimo padaryti, nors atrodo svajonėse svajojate, kiek daug jūs uždirbate, kiek daug jūs turite aplink meilės, kiek daug jūs turite pinigų, kokie visi yra geranoriški jūsų atveju, kiek daug pas jūs ir žmonių, kurie jūs myli, kurie jūs priima, galbūt jūs svajojate apie savo kažkokias veiklas, tačiau nieko nedarėte, nes jums buvo sunku apsispręsti, nes jums buvo sunku priimti tą sprendimą, jums buvo labai patogu sėdėti komforto zonoje, tai žinokite, kad viskas vyksta tam, kad eitų link jūsų norų išpildymo, nes jūsų norai negali išsipildyti, jeigu jūs sėdite toje pačioje energetikoje ir nieko dėl to nedarote. Lapkričio mėnesį pamatysite, kaip jūs pradės tiesiog vidinė liepsna deginti iš vidaus ir norėsis kažką daryti, norėsis kažką nuveikti, nes jūs patikėsite, kad vis dėlto, kad ir kaip ten bebūtų, kad ir ko nedrįsote savo gyvenime keisti, bet neturėdamos pasirinkimo, jūs leidžiatės į kelionę savęs pažinimo visų pirmiausia link, o tada į tai, kad jūs galite keisti viską ir aplink, suprasdamos, kad viskas yra jūsų rankose. Jūs tiesiog turite tą vidinę ugnį, kurios pagalba jūs galite savo vizijas išpildyti, jūs galite jas tiesiog iškelti į aukštesnį lygį. Galbūt iš kažkur pasisamdysite kažkokios pagalbos, galbūt bandysite kolaboruoti su kai kuo, galbūt jūs norėsite pasisemti kitų žinių iš kažkur, ar tiesiog bandyti net savo aplinkoje susirasti tai, kas turi gal daugiau žinių, kas jums padėtų. Galbūt jūs ieškositės kažkokių mokytojų, galbūt jūs ieškositės kažkokių mentorių, kad padėtų jūsų toje nežinioje, tame visame griuvime padėtų rasti būtent tą kelią. Jūs suprantate, kad jūs turite labai daug galimybių, jūs turite labai daug galios, jūs turite vizijas, jums viskas labai aišku. Ir iš to griuvimo, jūs tiesiog iš to pasimetimo norite išeiti ir jūs ieškosite, kas jums galėtų visame tame reikale parodyti kelią. Nes kelio atgal jau ir nebebus, nes tai, ko jūs negalėjote priimti savo valia, jums tiesiog tai buvo paduota, nes kitaip jau būti ir nebegali. Tai ėjimas į priekį yra ėjimas į priekį. Ir jeigu jūs norite tos pergalės, jūs nebegalėsite trypčioti vietoje, jūs nebegalėsite tiesiog kovoti patys su savimi, pačios su savimi, nes ta kova, pamatysite, kokia yra beprasmiška. Jeigu jūs kovojate ne su savimi, o su kažkuo šalia,
Tai labai aiškiai brėžkite ribas, neleiskite kitiems lipti jums ant galvos. Nepamirškite, kad tą naštą, kurią jūs nešite, jums visata padeda nusimesti. Pasinaudokite tuo ir brėžkite ribas. Ne reiškia ne ir negali būti jokių galbūt, o gal taip, na nežinau. Ne reiškia ne. Jūs turite vidinę ugnį, kurios pagalba savo visus sugebėjimus jūs galite tiesiog išnešti, išskraidinti į kitą lygį. Jeigu jums yra sunku tai padaryti vieniem, tai priimkite visatos siunčiamą pagalbą. Jeigu jūs tik tai priimsite tą atvirą širdimi, jūs išeisite į pergalę, tačiau jeigu leisite vėl abejonėm, dvejonėm, kažkokiom jūs valdyti, visata ir toliau jums duos visokius ženklus, kad, naujus kelius aš tau tiesiu, tai tiesiog atverk savo rankas, ištiesk rankas, atverk širdį ir eik į tai, nes kitaip jau būt nebegali. Tai tokia žinutė ateina pas dvejetuką. Na ir kasgi slepiasi po trečia pozicija. Po trečia korta pasirinkusiems, trečią kortą, trečią krūvelę pasirinkusiems. Kągi atneša trečioji pozicija, kokią žinutę. Pasižiūrėkime, kokiomis energetikomis. Vidinė stiprybė. Lapkričio mėnesį jums tikrai bus labai tvirta vidinė stiprybė, jums reikės tos vidinės stiprybės ir tiesiog nebandykite keisti dalykų, kurių jūs matote, kad negalite pakeisti. Susitaikykite su tuo, leiskite tam tiesiog būti. Ir jeigu yra dalykai, kuriuos jūs galite keisti, tai priimkite visą reikiamą energetiką, kuri padeda jums pakeisti tuos dalykus. Keiskite savo aplinką, keiskite savo mąstymą, keiskite savo prieigą prie viso to, kaip jūs mąstote, kaip jūs elgiatės, kokie žmonės aplink jūs, kokia energetika yra aplinkus. Ir jūs pamatysite, kad jūs tikrai galite daug pakeisti dalykų, kurie atrodė neįmanomi tiesiog ir įsišaknyja, kaip jie keičiasi. Jūs turite aplink save viską, ko jums reikia. Tiesiog susikoncentruokite į tai, kas yra jūsų jėgoms, o to, kas nėra jūsų jėgoms, tiesiog leiskite tam būti. Turėkite savo atlaidumo, turėkite kitiems atlaidumo. Galbūt gyvenimas nėra toks lengvas, kokio norėtųsi, tačiau žiūrint į kitus su atlaidesnė gaidele ir patiems būna paprasčiau daug gyvenime. Žinokite, kad kiekvienas gyvena savo gyvenimą ir leiskite kiekvienam gyventi savo gyvenimą. Jūsų tiesa nebūtinai yra kitų tiesa. Leiskite kiekvienam šitą mėnesį turėti savo tiesą, savo kelią, savo energetiką, bet jeigu jums tai nėra priimtina, tiesiog atsitraukite nuo tos energijos. Jūs neprivalote būti ten, kur jums yra nemalonu, nefaina ir nemiela. Jūsų vidinė stiprybė leis jums tai padaryti, bet neteiskite kitų ir svarbiausia, neteiskite patys savęs. Apie tai labai gerai kalba ir Taro teisingumo korta. Neteiskite savęs tada, kada jums yra blogai ir jūs save įvarote į kampą ir atrodo nerandate jokios kitos išeities. Neteiskite savęs tada, kada jūs atrodo pasakote neapgalvotą žodį. Neteiskite kitų, jeigu jūs matote, kaip kitiems yra sunku ir jie tiesiog negali išsikapstyti iš padėties, kurioje save pastatė. Neteiskite, jeigu kažkas jums pasakė ne tokį žodį, galbūt žmogus net nepagalvoja apie tai, tačiau žinokite, kad jeigu jūs neprivalote atsukti skruosto, jeigu jums buvo trenkta, jūs neprivalote atsukti kito skruosto. Tačiau nepulkite muštis, kaip sakoma. Jūs daug daugiau laimėsite, jeigu tiesiog nuo šito atsitrauksite. O jeigu taip tiesiai šviesiai, jeigu jūs kas nors įžeidė, vien todėl, kad jūs įžeisite žmogų atgal, nieko jums tai neduos.
Tačiau jūs galite tiesiog pasižiūrėti, gal tas žmogus tuo įžeidimu kažką veidrodžiuoja jum. Jeigu jum pradeda lysti kažkokios energetikos, galbūt tai kažkas yra bandoma pasakyti jum. Galbūt kažkada jūs buvote aukos pozicijoje, gal jūs dabar esate aukos pozicijoje. Ir tuo yra bandoma jūs iš tenai iškrapštyti, bandoma parodyti, ar ne, apie ką yra ta aukos pozicija. Kad atrodo viskas ne aš nesu, bet kada pradedi giliau kapstytis, pamatai, kad taip, tu iš tikrųjų esi tame ir net nežinai, kaip iš to išeiti. O išeiti galima taip, kad pirmiausia, tu nusimeti visą savo naštą, kuri yra ne tavo. O tai gali padaryti tik tai tuo atveju, jeigu tu pasikliauji tuo, kad tu tikrai viską žinai, ką tau reikia žinoti, kad tu pradėtum savo transformaciją. Lapkričio mėnesį jūs pradės labai taškyti transformacijos, nes jums nusibos būti visą laiką toj tokioj nesisekusioj energetikoje. Jūs tiesiog pradėsite jausti savo ne tai, kad gailestį, bet tokią energetiką, kuri leis jums suprasti, kad toj aukos pozicijoje, kurioje jūs tiek metų galbūt sėdėjot, kurioje tai buvo labai patogu, nes taip buvo gerai, nes jūs žinojot, kokioje vietoje jūs esat. Tačiau dabar prasidės transformacija, kuri leis pajausti, leis suprasti, kad iš tikrųjų nėra taip jau gerai nešti šitą naštą. Galbūt šita našta buvo užkrauta kažkieno, galbūt jūs patys susikrovėt savo šitą naštą. Bet dabar šita našta jau atrodo per daug slegia. Nors seniau gal to nepastebėjot, bet dabar jinai tiesiog visų gražumu prispaus jūs, kad jums tiesiog bus, aš nebeturiu kito pasirinkimo, tiesiog daryti transformaciją. Aš nebenoriu būti tame liūdesyje, aš nebenoriu būti tose energijose, kada aš atrodo visą laiką tik tai matau blogą, atrodo tik tai man viskas nesiseka, man yra viskas blogai. Aš realiai suprantu, kad aš viską gyvenime turiu jau pasėmusi, kiek man reikia tam, kad aš galėčiau pradėti daryti tuos žingsnius, kad aš galėčiau keisti situacijas tokias, kurias aš tikrai galiu pakeisti, kad aš galiu dėti tuos žingsnius ir man tikrai užtenka tos stiprybės, bet aš tai darau ne todėl, kad aš esu priversta, ne todėl, kad aš esu priverstas, bet todėl, kad aš nusprendžiau, kad aš nebenoriu, nei kad aš gailėčiausi pati savęs, nei kad manęs gailėtų kiti. Labai graži ateina mirties korta, kuri jums tiesiog labai aiškiai pasako, kad viskas, jūs turite visas galimybės išeiti į ramesnės energetikas, jūs turite visiškai visas galimybės atsisveikinti su viskuo ir visais, kas tiesiog yra sena, nemalonu, atitarnavę arba tiesiog atliko savo užduotis jūsų gyvenime, ar tai būtų situacijos, ar tai būtų žmonės, ar tai būtų galbūt jūsų pačių mąstymas ir mąstysena, ir rasite savo laiko, kad atsiskirti nuo visko, jūs rasite savo tokią erdvę, kuri jums leis rasti ramybėje pabūti, kuri leis jums tiesiog būti ten, kur jūs galite savo labai sąžiningai pasakyti, kas jūs verčia jaustis taip, kaip jūs jaučiatės, kas jums yra labai nesmagu, kas jums yra labai sunku. Ir jūs pajausite, žinokit, netgi tokį didesnį visatos palaikymą, jūsų sielos komandos palaikymą. Jūs pajausite tokias energetikas, kurios tiesiog atrodys kaip toks, tokia kaip palaikymo komanda ir jums net sparnus tokius užaugins, kad norėsis tų transformacijų, norėsis išeiti iš to, kokioj pozicijoje jūs esat. Norėsis tos tokios net dvasinės ramybės, norėsis tiesiog kaip įsisukti į savo pasaulėlį, kurios pagalba jūs atrasite tą savo tiesą, jūs atrasite tuos kelius, kuriais einant jūs galėsite
keisti savo realybę, jūs galėsite keisti savo gyvenimą, nes tai eis jau per gilumą, neis vien paviršim, jau bus knisamasi daug giliau, situacijos, žmonės, jūsų pačių mąstymas ir mintys leis jums knistis dar giliau, kur būt kažką jūs dar nesusitvarkėt, nepasidarėt, bet lapkričio mėnesį jums bus duotos galimybės visą tai tiesiog išgyventi, pergyventi ir keisti į geresnį. Žiūrėkime, kągi ji rodo po šią krūvelę, po šiomis kortomis, apie ką yra jums ketvirtoji pozicija, kokias energijas lapkričiui rodo jūsų ketvertukas. Ketvertukas yra stabili korta. Lapkričio mėnuo yra toks transformacinis labai laikotarpis ir tikrai jeigu ypatingai jūsų gimtadienis yra lapkričio mėnesį, tai leiskite savo save transformuoti ir priimkite visas tas transformacijas, dalyvaukite juose, nebūkite vien tik tai stebėtojai. Ir ketvirtukui norima labai gražiai priminti, kad nepasimeskite visame tame reikale. Jeigu jūs galvojate, kad jums užtenka vien intencijos kažką pakeisti ir kad jums tai kaip ir priklauso, tai taip, bet vien intencijos keistis neužtenka, reikia daryti veiksmus. Vien tai, kad jums tai yra duota, tai kad jums yra pažadėta, tai nereiškia, kad jūs nieko neveikdami galite tai gauti ir pasaulis gali jūs tiesiog paimti ir palikti ten, kur jūs esate. Pasaulis yra labai turtingas, bet taipogi esate turtingi ir jūs. Tačiau tuos turtus reikia eiti pasiimti. Niekas jų neatneš ir nepadės jums jų prie durų vien todėl, kad jūs žinote, kad jums tai priklauso. Vien todėl, kad jūs žinote, kad jūs turite visas teisės į tai, dar nereiškia, kad jums tiesiog tai bus atnešta ir paduota. Net ir lobio reikia eiti ieškoti, nesvarbu, kad tas lobis galbūt jums buvo užrašytas. Pamastykite, permastykite, apie ką yra jūsų gyvenimas. Jeigu iki šiol dar nesėmėt jokių veiksmų savo pokyčiams, savo kelio atradimui, bet jaučiate, kad jums tikrai yra reikalingi tie pokyčiai, yra reikalingas tas pasikeitimas, nes tai, kas vyksta dabar, jums yra tiesiog, trūksta kažko, jums kažko atrodo dar daugiau reikia, tai žinokite, kad jūsų siela jūs bando pažadinti, jums bando atmerkti akis ir pasakyti, kad, ar tu tikrai esi laiminga, ar tu tikrai esi laimingas, ar tu tikrai darai tai, ką tu nori daryti. Velnias gali jūs pradėti gundyti, bauginti ir jūsų baimės iškelti dar aukščiau, dar labiau. Galbūt jūs, jeigu jaučiate, kad trūksta jums tiesiog meilės savo, reikėtų atsisukti į save. Gyvenimo lyderių jūs esate patys savo. Lapkritis jums labai daug duos tokių situacijų, kuriuose jūs dar kartą patikrins. Jeigu jūs savo sakote, kad aš tikrai save myliu, aš tikrai savo daug ką leidžiu, aš tikrai esu savo gyvenimo viršininkas, tai per baimės, per situacijas, kuriuose jums tiesiog iškels baimės, jūs galėsite pamatyti, iki kiek iš tikrųjų jūs save mylite, iki kiek jūs iš tikrųjų galite save suimti į rankas, kada jums yra kažkokios situacijos iškeliamos, kažkokie galbūt praeities priminimai yra iškeliami jums, galbūt kažkas, kas jums suteiks tokias sąlygas, tokias situacijas, kuriuose teks pasikliauti savo ir tik savo autoritetu, savo žiniomis, savo gebėjimu išeiti iš tų situacijų, savo tai logika, ar tai autoritetu, ar tai parodyti kitiems, kokiu autoritetu jūs esate. Kaip jūs galėsite save išvesti iš situacijų, kurios atrodo jūs
laiko prirakintos. Galbūt jūs norėjote tiesiog išbandyti save ėjime, daryme, veikime, bet čia pradedate save stabdyti, todėl kad arba bijote, arba išlenda jūsų baimės, išlenda jūsų šešėliai, išlenda kažkokios praeities programos, galbūt giminės atsineštos programos. Ir nors jūs bandote su visu savo pozityvumu, su visa savo tokia labai gera energetika, savo bandymu visą tai paversti pozityvų, visą tai paversti gerumu, velnias jums vis dėlto bando iškelti jūsų kažkokias baimės, kurios jau atrodo buvo kaip ir su jomis susitvarkyta, buvo su jomis jau kaip ir atidirbta. Neleiskite savęs, kad vėl stumti į tą energetiką. Viskas, ką jūs turite daryti, tai nuoširdžiai atsisukti į save ir tikrai savo leisti save mylėti. Nes prasideda labai daug visokių išbandymų tada, kada jūs nemylite savęs, kada jūs pamirštate save mylėti. Tada jūs sutinkate su kitų žmonių jums primestomis energijomis, primestais dalykais, primestomis programomis, jums duodamais kažkokiais išbandymais. Jūs tada susidurite su tuo, kad negalite pajudėti iš to taško, kuriame atrodo esate sustingę. Susidurite su kažkokiamis tėvų galbūt nuorodomis, tėvų kažkokiamis tėvų, senelių ar šiaip iš giminės ateinančiomis kažkokiamis situacijomis, kurios atrodo visiškai net neturėjo jūsų liesti. Daug dalykų ateina mums iš nemeilės savo. Tai ketvirtukas primins jums, kad kaip yra labai svarbu ta meilė savo. Nuo jos prasideda viskas, nes nuo savęs mylėjimo jūs galite tada pamatyti, kiek daug jūs galite pasiekti. Mylėdami save, jūs atveriate savo širdį naujiem dalykam. Mylėdami save, jūs leidžiate savo kilti į, atrodo, nepasiekiamas aukštumas. Jūs leidžiate savo susitvarkyti su visokiomis situacijomis. Jums yra nesvarbu, kas atrodo, kur ir betrukdytų. Ir tas meilė savo, jinai padeda jum susitvarkyti su visomis baimėmis, duoda jum noro dalintis tuo, ką jūs turite, bet tuo pačiu ir priimti tai, ką jums siunčia. Jums leidžia meilė savo atrasti tikrus jausmus savo, atrasti tikrus jausmus kitiems. Meilė savo jums padeda susikurti savo gerovę, leidžia jums gyventi pozityvume, optimizme, šiltose energijose, pamatyti tikrą tiesą. Leidžia jums, kad ir kokia yra susidariusi situacija, pamatyti pozityvą ir pozityvę išeities padėtį, tą sprendimo būdą. Atrodo, kad jau ir nebėra kaip išsisukti iš padėties, tačiau meilė savo jums parodo, kaip savęs nenuskriaudžiant vis dėlto tai pereiti, ar ne? Kaip savęs nenuskriaudžiant galima ir kitiem padėti ir svarbiausia pasirūpinti savo gerovę, savo gerbūvį. Meilė savo leidžia jums daug daugiau padaryti. Ne vien tik tai savo geroviai, bet ir savo vaikų geroviai, savo mylimųjų geroviai. Leidžia jums tas visas ateities programas, kurias galbūt jūs turėtumėte kitokias, jeigu jūs nemylėtumėte nuoširdžiai savęs. Tai jeigu jūs matote, kad su situacija susitvarkyti negalite, nespauskite savęs, negraužkite savęs, žinokite, kad tai jūs gali įvaryti į didesnės baimės. Tiesiog leiskite savo būti tuo autoritetu ir pagalvokite, kaip jūs galite paimti viską į rankas ir keisti situaciją, nes taip darydami jūs keičiate savo mąstymą, jūs keičiate savo energetiką, jūs keičiate visą energetinį lauką apie save ir tai, kas jums netarnauja,
jie jau atsisijos, nes lapkritis yra labai gilus mėnuo ir viskas ateina iš gylio, ateina per transformacijas. Tai nebijokite tų transformacijų, nes jos jums yra tikrai reikalingos. Tai tiek būtų apie lapkričio energetiką ir aš jums linkiu kuo lengvesnės transformacijos šiame Skorpiono laikotarpyje.